Geras bairis. Čia technikos visokios geros. 318 km. Atvežė, audelė mus atvežė. Kaip bebrai, žiūrėk, nugraužė. Dar malkyčių va atidėt. Tai gavosi, kad 100 km kainavo. Sveiki sugrįžę į kanalą ir šiandieną darysim tokį trumpą video apie keliones ir važiuosim su šia Audine apie 8 gal 900 km per šį savaitgalį. Ne, turbūt apie 1000 km susuksim su šia Audine per šį savaitgalį ir žiūrėsim, kaip mums sekasi su ją važiuoti. Ir kodėl padarysiu šį video, nes yra daug skeptikų ir man svarbiausias dalykas yra, kiek 100 km kainuoja nuvažiuoti su automobiliu. Tad ką darysiu, tai važiuosim, pilsim dujas, važiuosim vėl pilsim dujas ir pasižiūrėsim, kiek su šita Audine kainuoja 100 km važiavimą. Tad, o dabar ruošiam mašiną kelioniai, valom sniegus, pripilam langų skysčio, truputėlį tepalo ir lekiam į kelionę. Nu tai ką, pasiruošiam Audinę ir sodinam šeimą į mašiną ir važiuojame į trasą. Tai 330 km nuvažiuota ir įsipylėm 52 litrus už 30 eurų 10 centų. Ką einam, nunulinsim skydelį ir keliausime toliau. Ką, nunulinam kilometrus ir važiuojame. Geras bairis. Nu ką, pirmieji 200 km įvykti, atvažiavimo pas Uoščius. Čia technikos visokios geros, traktorių, vienu žodžiu. Tai viskas tvarkoj, be jokių didesnių šposų. Atvažiavom kaip ir planuotam. Ką? Žiūrėsim, rytoj tęsim kelionę toliau per Lietuvą. Tad matuosim, pilsim ir to vėl dujų pasižiūrėsim, kiek sudeginau. Nu ką, pasisvečiavom, važiuosim toliau su Audine. Šiandieną laukia, gal net esam šiuo metu Rokiškio rajone kažkur. Ir šiandien turėtumėm dar pasiekti ir Palangą, turbūt. Arba Plungę ir gal dar Palangą, dar bus matyti. Tai šiandien laukia dar maždaug apie 350-400 km. Netoli 400 km šiandien laukia. Jeigu viskas pagal planą. Nu tai ką, gero kelio. Na, o kol mes važiuojame, mes iš tikrųjų galim pakalbėti apie Car Vertical. Tai žmonės, tikrinkit savo automobilius, kad ir jūsų savo nusipirktais automobiliais galėtumėt drąsiai važiuoti per Lietuvą per savaitgalį. Matau, kad jau apie 800 km mes nuvažiuosim. Tai, kad galėtumėt nusipirkę automobilį, nebijoti, kad su tuo automobiliu nuvažiuosit ilgą kelionę. Na ir galim pasižiūrėti kokios nors įdomesnės Audi ataskaitą iš aukcionų, kaip ten jinai atrodo. Na ir kai jūs ieškote irgi automobilio, tai ar savo automobilį tikrinkite Car Vertical ataskaitoj su mano nuolaidos kodu BEN20 ir gausite 20% nuolaidą, nuolaidos kodas čia. Ir galite įsivaizduoti, kad
Kodėl verta tikrinti automobilius, nes jeigu nupirksit va tokią Audi kaip ši ir gali matyti, kad rida kaip ir tvarkoji, turbūt rodys viską tvarkoji, bet kur man jinai yra užstrigus, daužimas visai nemažas į priekį ir gali matyti, kad čia bus problemų jau su orinė važiuoklė ir gali būti kitų užposų, žinosit, į ką atkreipti dėmesį, jeigu tokį automobilį nusipirkot, kuris buvo prieš tai daužtas, žinosit, į kurią vietą atkreipti dėmesį ir ar kokybiškai buvo suremontuota. Ir kas man dar užstrigo, tai yra būtent čionais oro pagalvės šovusios ir prietaisų skydelio oro pagalvė kaip užklijuota. Tai reikia atkreipti dėmesį, ar tikrai buvo kokybiškai suremontuota ir galite žinoti ir į savo automobilį, tada galite atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti, kas su juo buvo. Ir taip, mes matome, kad rida yra jos teisinga, 146 000 ridos ir taip pat matom komplektaciją. Tad tikrinkit savo automobilius prieš perkant, kad nebūtų, kad galėtumėte jais pasitikėti ir keliauti ilgas distancijas, ar bent jau žinotumėt, į kuriuos mazgus reikėtų atkreipti dėmesį. O dabar grįžtume į kelionę. Toliau šitą kryptimį. Ir gero žiūrėjimo ir aptarsime jau neužilgo, kiek vis dėlto kainavo mums šį kelionę. Tai ką, turim pirmą sustojimą dujų. 318 km 800 metrų nuvažiuota. Pilam kažkur pakeliai pakruoji dujas. Tuoj pasižiūrėsim, kiek pripilsim ir kiek sumokė. Nu ką, užsipylėm dujų ir matom 26 eurai. Ir ką mes turim nuvažiavę, kad matytumėt. - 318 km. Ką, keliaujam užsimokėt ir važiuojame toliau. Mes einam prie jūros, įveikiam šiandieną nemažai kilometrų, gal kažkas girdisi, štai va jūra, ateinu prie jūros, einam prie jūros, vanduo čia pat, turim apie 12 valandą, ne? Audelė mus atvežė, va jūra čia pat. Nežinau, ar girdit, ar matot, net nuo Palangos tiltas matosi, jūra šėlsta, uraganinis vėjas, turbūt nežinau, stiprus vėjas. Atvažiavom prie jūros. Nu ką, atkeliavom ir į Basanavičių. Tikrai nėra šalta, tikrai nėra vėjuota. Tai nežinau, ar mane girdit aplamai. Tai va, o taip atrodo Basanavičius kalėdų naktį. Tai va taip. Einam ieškoti toliau, kur prisėsti. Radom, kur prisėsti. Tai va, biškį prisėsim. Pažiūrėsim, kas čia gero. Tai va, taip va. Ir būnam Palangoj. Nu tai ką, toliau švenčiam, lipa į Audinę ekipažas. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų švenčiam pirmo video peržiūrą. 1000 peržiūrų, 1100 ką tik įvyko. Ir Audi be manęs išvažiuoja. Dar gali apsukų duot. Tie duos. Tai va, tai taip ir gyvenam čia Palangoj. O, kur čia bažnyčia? O, prie bažnyčią stojam. Ir čia kažkur klubas, kurio mus 3 kartus neįleido.
Mes prašym, siūlėm, iš karto 105 eurų siūlėm ir sakė, neįleisis tiek. Tai va, ir Audi nuo manęs bėga. Bėga nuo manęs Audi. Šut. Nu gerai, lipom į mašiną, važiam. Nu tai ką, labas rytas ir tęsim kelionę. Va, kur čia gražioj tokio vietoj miegojom. Užsirezervavom vasarai. Tai va, dabar važiuosim toliau. Į Plungę grįžtam iš Palangos. Buvo vakar geras vakarėlis, tai ką. Važiuojam! Sakom, reikia atvažiuoti kur nors, kur potvynis kalba, tai atvažiavom prie Bobrungas berotis čia. Ar upelis, nes jisai Bobrungas turėtų būti. Ir biškį pafilmuosim, kiek ištvinęs vanduo. Šakės raunumėlis, tai eina iš kraštų viskas išėję. Pravažiavom Karteną, tai Kartena visiškai užsemta. Gerai atrodo, ne? Kaip bebrai, žiūrėk, nugraužė. Medžiai bebrų nugraužti. Nu taip atrodo vandenėlis. O ką mes toliau važiam? Lyja tai po stageliu pastovėsim, atvažiavome vėl užsipilkti dujų ir turim nuvažiavę 595 km. Iki pilam Gazpromą, kaip vienas komentatorius sakė, kad gaila, kad su Gazpromu, aš tai tikrai labai džiaugiuosi, kad jinai su Gazpromu. Ir ką, pilam dujas, žiūrim, kiek kainavo dar įveikti, kiek čia beveik 280 km. Tai tuoj užsipils dujos ir pasakysiu, kiek man kainavo dar kažkiek kilometrų nuvažiuoti. Na tai užsipyliau dujų, pasitraukiau nuo tenais, tai turim nuvažiavę, tuoj pasakysiu, tai turim nuvažiavę 595 km ir dabar sumokėjau 23,29 €. Tai nuvažiuota nuo paskutinio pylimo 280 km už 23,29 €. Tai visai neblogai. Ką, keliaujam toliau. Va, atvažiavom į Plungę. Jau šį kartą pas mano tėvų, tai turim išsinuomojo kubilą. Vakare dar nueisim į kubiliuką ir šiandieną grįšime namo. Tai va, kubilas jau, pažiūrėsim, kaip čia tuoj mūsų tas kubilas užsikaitęs. Tai va, kubiliukas dega. Ar ne, tiksliau, malkyčias čia turėtų degti. Reikia dar malkyčių atidėti. Kubiliukas šyla. Va jau, visai šiltai čia atrodo. Aisim žiūrėti, kiek temperatūros, dar pasišildysim. Ir taip va čia praleisim dar vieną vakarėlį. Nu ką, atėjo laikas važiuoti atgal į Kauną. Tai važiuosim į Kauną. Balį baigęs. Kraunamės daiktus ir važiuojam. Na tai ką, pilam paskutinį kartą dujas ir nuvažiavom 818 km ir 800 metrų. Pilam dujas ir tuoj suskaičiuosim, kiek kainavo mums tai 818 km. Iš pradžių, kai pyliau dujas, mokėjau 26,42 €. Tada mokėjau 23,29 € ir dabar sumokėjau 18,91 €. Ką, tuoj suskaičiuoju, kiek čia gavosi ir 100 km ir tuoj bus. Galėsit pasakyti, ar brangu važiuoti su Audi, ar ne.
Tai susirašiau viską ant lapelio. Tai ką, nuvažiavome 818 km 800 metrų už 68 eurus 62 centus. Tai gavosi, kad 100 km kainavo 8 eurai 38 centai. Ir šita Audi važiuoja ant dujų, tai reiškia visą laiką dujom, tik tai pašildymui ryte, kai užsikuriam, jinai pasišildo benzinu. Tai galima sakyti, kad gal dar prie tos sumos per tuos visus važiavimus jinai sudegino kokį litrą ar 2 litrus benzino. Tai būtų dar, tarkim, 3 eurai prie visos bendros sumos. Tai jeigu taip sumarom, ant kurui per 818 km neišleidom 100 km daugiau 9 eurų. Ir mes neužmirškim, kad mes važiuojam su limuzinu, kuris yra tikrai didelis, 4 varomųjų, 246 kW. Tikrai buvo atliekamas ne vienas lenkimas. Ir važiavau pagal kelių eismo taisyklės, daugiau gal, bet tikrai labai daug šitas labai daug greičio matuoklių, tai vis tiek pasigavau vieno vietoj ant trikojo. Tai dar ateis viena turbūt premija už į vieną miestelį važiavus, naktį už ženklo 100 metrų, tasme literaliai įvažiavus į miestelį, už 100 metrų buvo pastatytas trikojas, naktį važiuojant aš įvažiavau, atleidau gazą, kad mašina stotų, dar nebuvau prilėtėjęs iki reikiamo greičio, nes 100 metrų, ta gyvenvietė yra visiškai neapgyvendinta, ženklas stovi, bet dar patys pirmieji namai ir visa kita prasideda už kilometro ir už 100 metrų buvo pastatytas trikojas. Tai tiesiog nušovė dar trikojį. Tai tokia mano kelionė su šia Audi. Laikinkit kanalą, subscribinkit ir parašykit komentarą, kaip jūs manote, ar su tokiu automobiliu nuvažiuoti 818 km už 68, nu gerai su benzinu, sudėjus su benziną dar už 70 eurų yra daug ar mažai, kiek jūs, už kiek pinigų jūs įveikėte 800 km, rašykit komentarus, bendraujam. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam video.